Taip, laida Radistai grįžta ir dabar žadėtas interviu mūsų laukia su Ignu Barysu, kuris yra daugkartinis Lietuvos skudo čempionas, MMA Bushido turnyro nugalėtojas, SWAT turnyro nugalėtojas ir turbūt dar Ignai daug turėjo, ne? Visokių titulų. Nu, yra pas močiutę padėta spintai. Kodėl pas močiutę laikai? Ten saugiau. Gerai. Ignai, žiūrėk, susitarėm vieną dalyką. Jeigu tau nepatiks interviu, turi prižadėti, kad mes su Titu sveiki išeisim šiandien, okei? Nu, pažiūrėsim. Gerai. Klausyk, pradedam gal nuo rimtesnės tokios temos. Kovotojo karjera, ar tai buvo tavo svajonė ir kaip tu ją pradėjai? Visų pirma, aš norėjau nuo mažų dienų kovoti. Mano dėdska labai mažas ir mama dėl to neleido man eiti kovoti sportinių visokių karatė ir taip toliau, nes galvojau, kad būsiu mažiukas. Bet po truputį 13 metų atėjau į bokso salę. Pirmą kartą pabandžiau ir man žiauriai patiko, užsikabinau baisiai. Ir tada su draugu dar pabandėm nueiti kudo ir kai pradėjau kudo, taip ir nesustojau. Supratau. O klausyk, koks tu mokykloje vaikas buvai? Buvai tylus labiau, o gal kaip tik buvai toks visiems duodantis į kaulus? Ne, aš tvarkingas savo, užsitarnavau vieną kartą, patikrinimas įvyko ir tada ramu. O šiaip tai, jeigu per interviu prašau, kad mokytojai išvestų teigiamą, tai tvarkingai. Jo, išeidavo susitart. Jo. Ignai, kas tave šiaip apskritai įkvepia iš žmonių, kalbant apie tavo kovotojo karjerą? Ar turi kažkokių tai sportininkų, kurie tau labiausiai patinka? Taip, turiu, tai yra Maikas Tysonas, tai jis mano įkvėpėjas nuo mažų dienų ir filme vaidino toks Rokis Balbo, tai aš per tą Rokį Balbo ir pradėjau savo kaip kovotojo karjerą 10 metų. Visus žingsniukus viską atmintinai mokėjau. Gerai, bet kopijuodavai Rokio žingsnelius? Tai vienas namuose pasijungiu, tai filmą ir kartuoju pastovi, milijardą kartų. Reiks tavo Eye of the Tiger uždėt gabalą paskui. Čia paskui nežinau, kaip baigsis. Pirštinės dėtis. Ai, gerai, tada ne. Tada kokią ramę, tokią migdančią melodiją. Gerai, klausyk, kas sunkiausia apskritai būnant kovotojui, nes turbūt gyvenime reikia labai daug dalykų atsisakyti, kaip ir kiekvienam sportininkui, bet aš manau kovotojui ypatingai, ne? Nu taip, iš tikrųjų daug yra visokių dalykų, režimas pirmiausia, mityba, na viskas, turi atsiduoti tik tam. Daug visko, visokių mažų detalių. Taip pat kaip ir kiekvienoj šakoje arba užsiėmime, visur reikia atsiduoti, jeigu tu nori būti geriausiu. O tu nori būti geriausiu? Numeris 1. Labai gerai. Matom, kad tikrai judi šitą linkme. Gerai, pradėjom nuo tokių dalykų, kad aišku, sportininkas tai visų pirma yra didelė disciplina, ne? Tai kaip tavo diena apskritai atrodo? Manau, kad skiriasi tikrai nuo paprastų žmonių. Kada atsikeli, ką tada darai, ką valgai, kada varai treniruotis ir panašiai ir panašiai. Dabar tai iš vis nieko nevalgo, ant dietos esu, nes biškai buvau apsileidęs. Tai dabar noriu atsigauti, nes baisu į pliažą išeiti prie modžio. O šiaip tai iš tikrųjų atsikeliu apie 9-10 valandą ir turim sodybai pas draugą, pas Tadą, kuris dabar klausosi, žinau, 100%. Linkėjimai. Darbėnų karalius siunčia linkėjimus. Uždedam plojimų Darbėnų garažiukui. Valio! Darbėnų karaliui. O... Dėl tos dienos, ar 10 keliuosi? 10 keliuosi, draugas atvežęs TRX virvės, tai dabar užsikabinės baisiausia jų. Tai pradedu, prasportuoju, einu į prūdą, į pirtį ir taip sukasi diena. Lapkės atvažiavo draugas, Šarai linkėjimai, kuris palaiko man lapkės, kuris atlaiko, nes vienas draugas, kur laikė, tai dar dabar su mėlynė vaikšto. Ai, lapkės yra tie Ramai, dalykai? čia tu, sėkmės to. Lapkės yra tie dalykai, kuriuos tu užsidedi ant rankų? Bokso lėtinos. Aha. O iš tikrųjų esi sužalojęs savo draugą kaip nors? Nu, netyčia. Neapskaičiavęs. Kaulai geležiniai pas mane. Ok, chebryte, 18 po, žinokit, turim dėti vieną dainą, dabar išleisti reklamą. Tai ką, ok, klausytojai, grįšim visai neužilgo. Taip, radistai toliau tęsiasi, tai šiandieną net 3 radistai, tai yra Ignas Barysas, Titas ir aš Domanas, jo ir dar Igno brolis, ne? Yra Titas. Irgi Titas, wow, gerai, tai fainai, net 2 Titus turim. Tai ką, kaip jau ir minėjau, net lengvai čia neišvardinsi visų Igno pasiekimų, tai ir daugkartinis LT kudo čempionas ir MMA Bushido turnyro nugalėtojas, SWAT taip pat turnyro nugalėtojas, visus iškirto, niekam tiesiog jokių galimybių ir nepaliko. O dabar pasižiūrėsim, kaip Ignui seksis atsakinėti į mūsų klausimus.
Tiesa ar mitas žaidime? Panaršėme šiandieną Delfi, žinai, nepaisant to, kad tu toks čempionas, ir aš žinok tokių apie tave dalykėlių tam parašyta. Tai žinok, lengvai neišsisuksi dabar. Tai tu gali pradėti pirmą klausimą. Tai tiesa ar mitas, jog iš Kauno mafijos esi sulaukęs kvietimo dalyvauti jų kovinėse operacijose už labai gerus pinigus? Mitas. Gerai, nebuvo tokio. Gerai, tiesa ar mitas, jog Bushido laimėtojo titulas labai palengvina kelią į moters širdį? Gal. Okay, nieko nežinau, nepažįstu tų draugių. Supratau, gerai. Tiesa ar mitas, jog esi toks Mike Tysono gerbėjas, kad eBay'ui bandėjai nusipirkti jo nukastą Evanderio Holyfieldo ausies gabalėlį? Nu tiesa, nu. Iš kur jūs čia tokią informaciją traukite? Mes viską, žinok, žinom, mes viską. Nu, radistai yra radistai. Aišku. Gerai, o tik klausyk, pavyko įsigyti? Ai, nušiurusi tokia jau. Supratau. Galima pagaminti kokių cepakų iš jos, ne? Ne, spirgučių. Gerai, tiesa ar melas, jog laisvalaikio aktyviai dalyvauja Kauno klubo Salsa Children veikloje? Jo, šoku tenai salsa, pastoviai. Darai suktukus, ne? Ore. Backflipus, salsa. Antradienį, ketvirtadienį. Jo, dabar. Vietą, vieną kartą ir mus. Jo, bet sako, dabar biški. Toliau važiuoti. Ant tilto stovim. Jo, mes biški kojom buvom išsisukę, tai negalėjom. Tiesa ar mitas, kad prieš užkalbindamas merginas nustebini jas atbaliniu savo salą? Mitas. Nu, bet yra tai buvę, nors kartelį. Jo, bet paskui ligoniai turbūt gulėjau 5 mėnesius su kaklaus. O klausyk, pavyksta kažkaip, nežinau, merginas stebinti, pavyzdžiui, vieniau savo statusu. Ar būna taip, kad prieina tokios laisvo elgesio prasteškės ir vien dėl statuso su tavim nori kažkaip tai susipažinti? Ne, nebūta. Nebūta, ne? Bendravimas yra, aišku, smagu, žmonės atpažįsta į kopas, viską. Juokauju. Ok, tvarkoj. Tai ką, buvo tokia mūsų rubrika Tiesa ar mitas. Toliau dar laukia mūsų viena tradicinė radistų rubrikėlė. Patikrinsime Igno plaučius, kaip jie veikia. Tai ką, dabar dar viena pertrauka. Gerai, toliau kalbam su Ignu Barisu. Radistų laida tęsiasi ir sakė, čia Ignas iš mūsų padarys žmonės su Titu ir sakė, kad kitais metais jau galėsim MMA Bushido ringe stovėti, ne? Ar niekada tai neatsitiks iš tikrųjų? Nu? Pažiūrėsim. Jums pažiūrėjus. Pažiūrėsim. Sako, pažiūrėsim. Nu gerai, tvarkoj. Tai ką, turim, žinok, dar klausimų. Aš įsivaizduoju, kad tikrai klauso dabar tavęs tie žmonės, kurie iš tiesų domisi kovomis, kurie domisi ringo pasauliu. Pereikim prie tokių klausimų. Ignai, ne vieną kovą esi turėjęs. Kas pagal tave svarbiausia yra ringe? Kodėl galvoji, kad tau pasiseka laimėti vis? Geras pasiruošimas ir psichologija. Svarbiausia, jeigu tu būsi silpnas čia, čia va, kas matot, va čia va, tai bus, nieko nebus iš vis. Tu gali būti saliai geras, bet jeigu tu neturėsi charakterio, nieko, tai tu labai, vien technika ir jėga nelaimėsi kovos. Turi mąstyti, pajaust. Čia ilgas darbas, reikia prasivesti ne vieną kovą. Turi tokią kovą, kurią įsimeniai labai, kuri, galėtum pasakyti, buvo įsimintiniausia tavo karjeros kova? Tai su Japonu, manau. Iš tikrųjų, su Japonu 2011 metais, kai nukautavau jį iš kojos, man buvo įsimintiniausia kova. Paskui dar buvo viena su Japonu Lietuvoje, kur mano nuotrauka ten su kumščiu plėšė, tai netapšaukio ant galo paskui. Geras. Klausyk, minėjai, kad turi būti labai šviesi galva ir labai rimtas psichologinis pasiruošimas, bet vis tiek, ar būna, kad bijai kovos, o jeigu nebijai, tai ar būna jaudulys kažkoks? Aš visą laiką bijau, kai vis mažiau laiko lieka, tada vis mažiau bijai, kai eini į ringą, tai nieko nebijau, matau tik vieną žmogų ir noriu, nežinau, po visą ringą jį išmėtyti. O tai va, kuo arčiau kovotojas. ringo, jokia baimė dingsta, kaip ringė, kaip sako Tysonas, aš esu dievas. Kai aš esu ringė, aš esu dievas. Niekas manęs negali sustabdyti. O tai va. Lojimai, Niekas manęs negali sustabdyti. Maikas Tysonas tau irgi ploja, žinau. Dar norėjau tavęs paklausti klausimėlio, ar tu turėtum patarimų, mes su Damanu šiandien šnekėjom, kad mum su sportu nelabai šiuo metu ypač sekasi, nes labai ilgi savaitgaliai būna. O turėtum patarimą duoti mažiau sportų gabiem arba užsiimančiam žmonėm, ką daryti, kad jaustis geriau ir gal sportiškiau atrodyti? Manau, iš ryto padaryti paprasčiausią mankštelę, niekada nepakenks ir tu visai kitaip jausies. Pavyzdžiui, aš treniruoti iš ryto padaręs, aš visai kitaip jaučiuosi.
visa diena kitokia. Jeigu nepadarai, tai toks aptingęs, vaikštai, voliojas, tas mėly ten. O šiaip tai ką, aš galėčiau patarti paprasčiausią mankštelę, o kai pasimokinsim pagrindus su būsimais čempionais, tada jau bus galima eiti. Bet aš bijau jūs ringą leisti. Ne, bus blogai, žinau. Ne, bus blogai, neįgeriau. Ir pačiam, žinok, po kurio laiko bus ir japonam visiems. Ne, tai aš iš Lietuvos išvažiuoju. O aš šiandieną dar skaičiau. Šiandieną skaičiau Wikipedijoje apie tavo sportą, kad darei, ten buvo tokios lentelės. Tai ar yra iš tiesų tavo kova, jeigu trunka tik 5 minutės kažkurio sporto? Taip, yra 1 raundas 5 minutės, tai čia Bushido FC taisyklė su mažytėm piršinėm pagal MMA. O pagal K1 taisyklės 3 raundai po 3 minutės, pagal MMA 2 raundai po 5, plus galimas pratęsimas 3. Labai gerai, vyrukai. Žinokit, laikas rodo, kad mes dėja, bet turim padaryti dar vieną pauzikę. Tai ką, darom dabar pertraukėlę ir visai neužilgo vėl susitinkam čia pat Zip FM eteryje. Tai ką, kaip ir kiekvienas radistų svečias, Ignas dabar turės susidurti su radistų svečių topu. Titai, papasako, ką mes veiksim. Mes dabar pūsime balioną, geltonai mūsų radistų balioną, iki tol, kol jis susprogs. Wow, geras. Ir manau, kad tu, žinok, turėtum čia puikiai pasirodyti. Šiuo metu pirmoje vietoje turime Justiną Jankevičių, po jo seka Mantas Jankavičius. Tope gali rasti, nežinau, labai daugybę Lietuvos žvaigždžių, tokių kaip Valančiūnas. O kas prasčiausiai pasirodė? Prasčiausiai dėja Emilis Vėlyvis. Aha, Emilis Vėlyvis. Nes jam neleido myti parūkyti prieš balioną patimą, tai jis labai... Jis susinervinas. Prakaitavęs atrodė taip. Gerai, tai ką, įnešam balioną į studiją, ne? Nu ką, galim patylinti iš tikrųjų šiek tiek foną. Ir Ignai, eteris tavo? Tai kada imti? Imk. Ai, ne, dar sako Titas. Ai, laiką dar mes turim matuoti. Atgausiu trauksiu. Nu gerai, tai Titai, nuimk laiką tada. Čia aš plaučiu. Gerai, aš nuimsiu laiką, tu filmuosis tada. Prašom. Jo, atsiprašom už techninius nesklandumus. Mes nesam tikri radistai, mes tik tai juos pavaduojam. Startą, 3, 2, 1. Gerai, Ignai, ar tu pasiruošęs esi? Kaip niekad. Gerai, 3, 2, 1, mes pradedam. Taip. 3 sekundės, jau 4. Ignui sekasi labai neblogai, manyčiau. Wow, man atrodo, žiauriai gerai. Jis taip pasikeitė jos spalvai. Žalia. Domanas susigūžęs. O mes stebė viską kampelėje. Jau turim 18 sekundžių. Ar mums pavyks? Igno brolis Titas bijo. Aš žiauriai bijau. Liko labai nedaug. Žiauriai didelis balionas. Gal padėjo gal iškiam? Istorijos. Man atrodo, mes per didelį, žinau, balioną. 38 sekundės. 38, tai labai geras laikas, turiu pasakyti. Gerai, tai ką, mes galim iš karto, man atrodo, pačekint kelintoj vietoje, ar ne? Nenorėjau rekordą padaryti geriausią, žinai. Aha. Supratau. Taigi, dabar tu turėtum patekti į 10 patekai, žinok. Tai tau manau, kad labai neblogai. Tu esi iš karto po Žilvino Tratą. Wow. Aktorius. Nežinau, gal sportuojat kartu. Gerai, tai ką, Ignai, labai geras pasiekimas. Sveikinam tave, kaip ir sportininkui, aišku, turbūt įprasta, turi gerus plaučius. Bėgioji maratonus? Jo, bėgu. Dabar iš Klaipėdos atbėgęs. Aha. Dar reiks partiem Titą, pečiau, žinai, Klaipėdą prašė. Ir paskui, aišku, į Vilnių, ne? Nu jo, į Vilnių, bet į Vilnių, žinai, dar pernakosiu Kryžkalnį. Mes užmiršom papasakoti, kai Ignas čia tik atėjo, jis pasakė, kad jis atbėgo čia krosų. Dar tokio atvykimo į mūsų studiją neteko girdėti. Ne, ir tai buvo pirmas svečias, kuris per muzikinę pertraukėlę sakė, jis padarys atsispaudimų tiesiog. Klausim, kiek kad nebūtų pykčių. Jo. Gerai, tai ką, laida radistai tęsiasi, grįšim visai neužilgo su Ignu jau dėja atsisveikinti ir padėti tašką mūsų intervė. Tai dar viena pertrauka. Taigi, mes vėl čia. Valio. Ką, tai... Net 4, žinokit, iš viso jau radistai šiandieną pradėjo dirbti, nes šiek tiek turim techninių mini nesklandumų, tai mums padeda technikas iš Vilniaus, Dima
tau irgi linkėjimai, o ką su jumis Domanas, Titas ir aišku Ignas, su kuriuo dėja, bet grįžtame dabar atsisveikinti. Ignai, labai turim mažai laiko iki 8 valandos, tai tavo labai greitas patarimas galbūt jauniems žmonėms, kurie irgi norėtų sekti tavo pėdom. Ką reikėtų padaryti jiems? Visada siekite savo tikslą, užsibrėžkite ir eikite to tikslo link. Ir jeigu eisite visą laiką, tai gausis taip, kaip turi būti. Reikia noro ir darbo. Super. Labai gerai. Labai gerai. Aš tiesiog nebeturiu ką pridėti. Ačiū tau, kad buvai šiandieną su mumis. Ačiū Jums. Ačiū labai. Ponios ir ponai, Ignas Barysas, išleidžiam kaip ir kiekvieną mūsų svečią su plojimais. Ir ką, sakom, susitinkam kitą valandą.